Jono Evangelijos 1 skyrius 35-42 eilutės. Klausimas toks pat, kaip Jėzus uždavė paskui jį einantiems, kitaip vadinams sekėjams, kurie nori sekti paskui mokytoją. Ko ieškote? Na ir dabar dienos klausimas, galim pavadinti, metų klausimas, ko ieškot. Kadangi mūsų kunigų toks darbas yra atstovauti viešpatį Jėzų Kristų bendruomeniai, tam jis mus pašaukė, todėl jaučiuosi, kad klausimą uždaviau teisingai. Ko atėjote čia? Žinau, kad nemažai jūsų atėjot, nes mylite savo artimą. Ir tie visi vardai, kuriuos ištariam garbingai nuo šio altoriaus, liudija, kad jūs tikrai galite vadintis tais teisėjaisiais, kur pirmajame skaitinyje iš to paties Jono 1 laiško 3 skyrius 70 eilutės buvo kalbama, kad tie, kurie gimė iš Dievo, nedaro nuodėmės ir tie, kurie iš Dievo, jie savo brolį ir sesę myli. Tai yra labai jau neblogai. Tačiau klausimas išlieka aktualus. Gerai, kad mylite, bet kai ateinate į Dievo namus, ko ieškote? Į šį klausimą galima atsakyti iš karto, bet rekomenduotina taip pat ilgai netidėti šio atsakymo, nes nuo to priklausys, kaip jūs gyvensit šiais metais. Jie jums bus palaimingi, taip kaip šiems pirmiesiems Jėzaus mokiniams Jonas su Andrijum, paskui Petras ir dar Jokūbas paskui prisijungė. Nes jeigu aš pasakysiu, kad aš ieškau viešpaties, jau bus neblogai. Kaip nebūtų keista, šie du mokiniai, tai yra jie buvę Jono Krikštytojo mokiniai, ne Jėzus, jie atsako į šį klausimą ne tai, kad ieškau viešpaties, jie atsako, Rabi, kur gyveni? Kai ateinat į bažnyčią, galite šį klausimą užduoti. Atėjau į bažnyčią, man draugai sakė, kad čia gyvena Dievas. Klausimas, kur tas Dievas? Visada uždavę klausime Dievui, Dieve, kur tu gyveni, neprašausit, nes galite išgirsti labai panašų atsakymą. Ateikite ir pamatysite. Dabar konkretika. Žinot, meilė mėgsta konkretiką. Kai jūs ateinat į šios Dievo namus, kaip jums atrodo, kur tas Jėzus gyvena? Čia mes pridėjom visokių ženkliukų, lempučių, visokių, žinot, savotiškai taip kaip vaikų darželyje. Stengiamės, kai būtų smagu, prieš einant, jūs net nepatikėsit, kadangi nenoriu daryti nuodėmės, kaip čia sako pirmajam Jono laiške. Įjungiau suolus, galit patikrinti. Tik tai vardijonų nesakykit, kad šilta būtų. Tai kur gyveni? Kaip jūs manot, kur dabar tas Jėzus čia yra? Aš kaip pirmą kartą atėjau į šią bažnyčią, žinau tokią vieną nerašytą taisyklę. Jėzaus, tos konkretaus Jėzaus, ne tas, kuris yra visur. Aš ir taip žinau, kad jis yra visur. Bet man yra sakę, kad orientyras kaip rodiklė, ieškok raudonos
lemputės. Dairiausi dieną tos lemputės, naktį tai nematosi, bet dieną nelabai. Ir supratau, kad nelabai ryškiai dega. Padarėm tada tikrą lempikę, įdėjom, kad jau visiškai, jau kai šausit, kad neprašautumėt. Irgi pavartoju šį žodį šautumėt ir kad neprašautumėt, nes hebrajų kalboje, Biblijoje, tie, kurie skaitot, žinot, originalo kalba nuodėmė yra nepataikyti į taikinį. Tai jau padarėm viską, kad pataikytume. Kai ateinam į bažnyčią, visada ieškokit raudonos lempikės, vadinasi, ten kažkur šilta, netoli ir bus konkretus Jėzus. Toji meilė, kuri panoro su mumis būti iki pasaulio pabaigos. Ir negana to, jisai yra dar mums palikęs siurprizą. Kas norėsit, juo galėsit pasinaudoti, kai baigsis šios mišios, jos tęsis toliau mūsų koplyčiai. Čia už Betliejaus, ten tokia koplytėlė yra. Tai bus dar adoracija. Bus galim pabūti jo akivaizdoje. Jūs esat didžioji dauguma suaugę, nematau čia nei vieno vaiko. Tikriausiai jums pasakot nereikia, kas daro žmogų gerą. Prieš jums sukuriant šeimą, kai jūs, kalbu apie vyras ir moteris, kai jūs nusprendėt likusį gyvenimą nugyventi kartu, kai jūs mylite vienas kitą, kai galbūt įsimylėjote, koks didžiausias troškimas būdavo, kai tu myli žmogų? Jam parašyti SMS žinutę, nusiųsti vieną kitą paveiksliuką ir nuotrauką. Ar konkrečiai stengtis pabūti su juo. Dabar netgi yra tokie keisti dalykai gyvenime, pasirodo, žmonės lengviau bendrauja ir įsimyli nuotoliniu būdu, o kai ateina į pasimatymą, persigalvoja, nes nuotraukoj visada atrodė geriau ir tų plaukų pas tą vyrą buvo daugiau nuotraukoj, o ir ta mergina atrodė daug lieknesnė. O realybė yra tokia. Tačiau Viešpats, jisai vieną dalyką tikrai yra mums leidęs patiems pasitreniruoti tarp savęs, kad kai tu įsimyli, šie dalykai nebeturi daug reikšmės. Kiek pas tave tų plaukų ant galvos, kokios tu formos, ar įlendi į tuos standartus pasaulio, kurie čia labai reikalauja. Ir pagrindinis dalykas yra, kad būdamas mylintis žmogus, jis nori būti geras. Aš negirdėjau tokio atveju, kad žmogus įsimylėjęs, jisai yra grubus, toks žodis tai yra naglas, nežinau, iš kur tas žodis atėjo, bet toks, kur nepakenčiamas. Į pasimatymą atėjo ir pradėjo aiškinti, kas yra pas tave negerai, kur tu turi pasikeisti. Tu, kada ateini, nedarai blogio, stengiasi būti paslaugus. Ir kaip nebūtų nuostabu, Jonas, rašydamas tą savo pirmąjį laišką, jis yra teisus. Kas nedaro nuodėmės? Tas, kas gimęs iš Dievo, o Dievas yra meilė. Jeigu aš į pasimatymą ryte atsikėlęs einu atgimęs iš meilės, viskas tvarkoj. Aš nesielgsiu neteisingai. Ir kaip nebūtų keista, man netgi nepavyks nuodėmės padaryti, o jeigu ją ir netyčia padarysiu, tai tas žmogus, kuris mane irgi myli, jos nepastebės arba sakys, koks šelmis.
Įsivaizduojat, netgi trūkumai tave žavi. Jokios kritikos nebėra, jeigu tu ateini su meile. O dabar pabaigai išduosiu paslaptį, tik jūs niekam nesakykit. Aš jau dabar ją pasakysiu, tik jūs nesakykit. Kaip gyvenimą likusi nugyventi be nuodėmės. Taigi iš karto rodau, atėję į bažnyčią, ieškokite mokytojo, kur gyveni. Tai galite būti čia nuo 16 valandos, taip jau gavosi pas mus Kretingos parapijai, pavyko įsikovoti tokį pasimatymo laiką su Dievu, koplytėlį. Ten pamatysite viešpatį Jėzų, kuris tapo kūnu ir jo akivaizdoje mes mokomės mylėti ir būti geresniais, o tais, kurie nebegali nusidėti. Nežinau, kiek iš jūsų galėtumėt pakelti ranką ir pasakyti, kad, kunigė, žinai, kad net nežinočiau, ką sakyti per išpažintį. Ir amžius mano toksai, ir tu, žinai, kažkokių gundimų, kaip jaunystėje būdavo, nebėra. Bet net nežinau, kaip čia dabar, ką čia nusidėti. Yra tokių žmonių ir tikrai sveikinu. Netgi man yra kažkada tai, labai tai retai būna irgi, nugyventi dieną, kaip man atrodo, net stengiausi nusidėti ir nepavyko. Kai atsimenu, tik Dievas mane atvertė rusų kariuomeniai, aš toks šviežias visiškai, žinai, atsimenu, lietuviai, kareiviai norėdavo ten daryti nuodėmes, tai aš pagal įprotį ir aš noriu kartu su jumis ten eiti, nuotykių paieškoti. Ir Dievas neleidžia. Paprasčiausiai, kame galas, kas čia dabar atsitiko? Netgi noriu nusidėti ir neišeina, neleidžia. Žinau, kad viešpas tikrai ištikimas yra. Kai tu myli, viešpas tau duoda tikrai tam tikrų malonių. Tik jomis nereikia piknaudžiauti. Jeigu, kaip sakant, pagavai tą bangą, užšokai ant tos bangos, kai tiesiog nebeįdomu daryti nuodėmes. Ir pasilikite joje. Išlikite ir, kaip jau minėjau, toji paslaptis, kurią pasakiau, kiek galint dažniau ateikite, pabūkite meilės akivaizdoje. Dievo akivaizdoje mes tampame įgalūs išpildyti tai, apie ką buvo kalbama čia, kad tie, kurie gimė iš Dievo, iš meilės, nebegali nusidėti. Amen.